leisite Maksei? Prašau, Bartai. Kadangi mes čia visi esame, tai gal pažaskime slėpynių? Kodėlgi ne? Kas skaičiuos? Aš galiu. Gerai, skaičiuok iki 100. Gerai. 1, 2, 3, 4. Devyniasdešimt 100. Gerai, einu ieškoti. Dėjai, išsikaimus nesuras. Radau. Kodėl jūs slėpėtės čia? Jūsgi žinote, kad aš pirmoje vietoje eičiau čia ieškoti. Pele, kas nepačioje? Nežinau, atrodo kaip Feliksas. Ei, Feliksai, jeigu čia tu, baik krėsti paukštus. Man atrodo, čia ne Feliksas. Pala, kur dingo Bartas? Aš jį pagrobėjau. Kas tu toks? Aš esu Janite Tyčeraki, dar žinomas kaip Pykčio monstras. Ko tu nori iš mūsų? Šioje vietoje, kur yra prekybos centras, buvo didžiulis karas pitbulių, tik kaip pitbuliai mirė. Tai jų pyktis čia liko ir iš to pykčio pasidarė akmuo. Man reikia, kad tu jį atneštum. Tu tikrai grąžinsi mano brolį? Bet turėsi ko prašau, tada taip. Gerai, eime vizirį. Kur einame? Į patį aukščiausią šio prekybos centro aukštą. Gerai. Kur ieškosime? Pirmiausia, eikime į vadovo kabinetą. Gerai. Čia nėra. Gal einame į draudžiamą kambarį? Čia vienintelis liko šiame aukšte. Gerai. Vau. Tai ko lauki? Imk. Tu žinai, ką šis akmuo gali padaryti? Ar tu turi pirštines? Taip. Duok jas man. Gerai, eime kuo greičiau. Štai akmuo. Gerai, štai. Ačiū tau. Prašau, dabar aš tapsiu pats galėkiausias. Kaip tu jautiesi, Bartai? Kai jis buvo pagrobtas, tai aš labai norėjau pykti. Gal jau aš nenuomosiu šio prekybos centro, nes čia vyksta keisti dalykai. Sutinku. Aš jau nebenoriu nuomoti šio prekybos centro. Gerai, tau liko 2 dienos ir 10 valandų. Tau duosiu 770 000 eurų. Gerai, ačiū Jums, viso gero. Viso gero. Iki, Maksai, važiuoju namo. Ar paverši tavo brolį namo? Gerai, ačiū tau vizirį. Iki. Iki. Aš atidaviau galingą akmenį monstrui. Kas dabar bus?